Labas rytas visiems. Šioks jau čia ir rytas, bet nėra svarbu. Kažkur yra rytas, kažkur vakaras šiuo metu. Tad man, kadangi širdie rytas, tai man rytas. Ir jums taip pat linkiu gražaus ryto. O video nusprendžiau šiandieną įrašyti apie greitą apsikirpimą. Sėdėjau iš tikrųjų prieš kamerą išjungtą keletą minučių, gal jeigu tiksliau, gal visą 10 ir mąsčiau, kaip čia protingiau padaryti. Gudriau, jums galbūt įdomiau tą video. Ir galvoju, padarysiu natūraliai, o gausis taip, kaip gausis. Tai štai, nusprendžiau šiandien apsikirpti ir, ta prasme, parodyti, kaip galima greitai ir pigiai apsikirpti namų sąlygomis. O plus dar ir paįtakoju truputį pačios brangiausios mano artimiausios sielos šalia esančios toks, sakykime, pastebėjimas, kad kliūva mano kasos jai tiesioginė fizinė prasme, kai aš pasuku galvą. Tai štai, įsileisiu savo kasą, kad matytųsi jums, kiek aš čia turiu išsiauginęs garbanų. O, galiu pasakyti, kirpausi paskutinį kartą balandžio mėnesį prieš 3 metus. Tai gaunasi apie 3 mėnesiai ir dar truputis. 3 metai ir dar truputis. Mano čia tos tiek užaugo, žodžiu, jų. Va, tiesa, vieną kartą buvo patrumpinta, irgi ten namų būdu, buitiniam žirklėm, bet, žodžiu, yra taip, kaip yra. Tai va, toks, tikiuosi, įdomus bus video. Koks čia įdomus? Greitas, paprastas, naudingas. Taigi, dabar susišukuosiu vėl. Kad būtų patogu. Kirptis. Tai. Prisiminiau, kad turiu nuostabias žirkles. Štai. Taigi, manau, kad greičiausias ir trumpiausias kirpimasis mano gyvenime. Manau, tiek bus gerai. Kas čia gaunasi? Štai. Na ir kas čia gavosi? Na, dar pagauna melę. Va, puikiai. Na, dar čia
dar truputį palyginsim. Štai. Valio! Kaip vadinasi? Kare. Turbūt. Ai, nežinau. Žodžiu. Tai tiek trumpai. Dėkoju visiems. Smagu jūs matyti. Ir dar trumpai pasilikau truputį kudlų. Galvoju, gal kokį teptuką pasidarysiu. Visai linksma. Tai va, ir kuo norėjau pasidalinti. Ir kas man atėjo bekuriant video, besidalinant su jumis tuo, kas yra, kad nustokite tiek rūpintis, ką kiti žmonės apie jūs pagalvos. Žmonės, jie nuolat galvoja, kalba ir daro. Bet tai, ką žmogus galvoja apie tave, iš tikrųjų yra apie jį. Būtent. Kiekvienas žmogus mato individualiai ir, kaip esu minėjęs, du skirtingi žmonės, žiūrėdami tą patį dalyką, visuomet matys skirtingai. Tai va, kiekvienas žmogus mato pagal save ir tai, ką mato jis, yra apie jį, tai, ką galvoja. Taip pat yra apie jį, o ne apie tave. Tai tiek trumpai. Dėkoju dar kartą.